Drambliai pagyrūnai. Seniai drambliai turėjo mažas, gražias nosis. Visi buvo labai išdidūs. Kai tik eidavo pro kokį nors kitą džiunglių gyvūną, tuoj pat pasididžiuodavo užriesdami savo nosis aukštyn. Kitiems gyvūnams toks dramblių elgesys nepatiko. Viena gudruolė beždžionė nusprendė juos pamokyti. Nuėjusi pas burtininką paklausė jo, kaip paversti dramblių nosis ilgomis ir negražiomis. Aš turiu stebuklingų pipirų miltelių, kurie galėtų pakeisti dramblių nosis, tarė burtininkas. Tačiau jis atsisakė jų duoti beždžioniai, nes manė, kad taip elgtis su drambliais būtų netinkama, net jeigu jie ir puikuojasi prieš kitus. Tuomet beždžionė palaukė, kol burtininkas užmigs, pastvėrė saujelę stebuklingųjų pipirų ir nukūrė atgal į džiunglės. Kai drambliai gėrė vandenį iš ežero, ji paslapčia subėrė ten stebuklinguosius pipirus. Staiga visi drambliai ėmė smarkiai čiaudėti. Kaskart, kai tik nusičiaudėdavo, jų nosis šiek tiek pailgėdavo. Apči! Apči! Jie vis čiaudė ir čiaudė, o jų nosis vis ilgėjo, kol pasiekė žemę. Tai matydama beždžionė prapliupo garsiai kvatotis. Burtininkas išgirdęs triukšmą atėjo prie ežero. Pamatęs dramblius iškart suprato, kas nutiko. Apibaręs beždžionę, kad ši savavališkai pasiėmė stebuklingųjų pipirų, burtininkas kreipėsi į dramblius. Klausykite, drambliai, nuo šiol jūs turėsite ilgas stipres nosis, kurios bus tvirtos kaip medžiai ir vadinsis straubliais. Turėdami straublius galėsite daug gero nuveikti. Taigi dabar dramblių nosys tokios ilgos ir stiprios, kad gali išrauti kelmus, kilnoti sunkiausius rąstus ir net purkšti fontaną.